Labas rytas. Truputį vėluoju. Gerai, palauksiu, kol prisijungsit. Kad nors kažkas prisijungs. Ir tada mes pradėsim šiandien mūsų trumpą kursą, tokį blitz kursą apie pinigus. Jungiatės gerai, labas rytas. Gerai, dar palaukiam truputį. Ir pradėsim, kaip sakant, dirbti. Nes šitas kursas, aš iš tikrųjų praeitą savaitę galvojau, kažkaip tai reikia jums duoti tokių technikų, kurių pagalba mes galime išeiti į kitą finansinį lygį, pritraukti pinigus. Tik noriu pasakyti, kad reikės daryti ir dirbti, nes mano atsakomybė yra jums duoti instrumentus, pasidalinti su tais instrumentais, o jau jūsų yra atsakomybė daryti. Gerai, tai labas rytas. Ir mūsų šitas kursas bus 5 dienas, tai šią savaitę 3 dienos ir tada dar pirmadienį, antradienį. Antradienį turbūt bus ne 9 ryto, o kokie po 12, nes truputį turiu tam tikrą renginį ir niekaip neišėjo jo perkelti. Tai 5 susitikimai ir šitas kursas yra paremtas iš tikro būtent tuo transformaciniu žaidimu, KSF žaidimu. Tik tai jisai bus supaprastintas, technikos supaprastintos, kad jūs pajaustumėte, bet iš tikro tai nereiškia, kad jis bus prastesnis. Gerai? Tai kiekvienas mūsų noras, labas rytas dar, matau jungiatės. Kiekvienas mūsų noras praeina tam tikrus 6 vadinamus realizacijos etapus arba kūrimo etapus. Ir tas noras gali būti visiškai ir nefinansinis, bet šiandien mes, aišku, dirbsim su finansiniu tikslu, nes piniguose labai aiškiai tai pasimato. Kas neklausėt mano laivo ankstesnių ir prisijungėt pirmą kartą, tai pirmiausia, aišku, pamiršau prisistatyti, kas pirmą kartą žiūrės, tai aš esu Agnė Gontytė Filistovič, finansinių transformacijų specialistė, padedu žmonėms pakelti pajamas, nuimant įvairiausius pasąmoninius blokus bei pakelti savivertę. Ir šiandien mes pradedam mini kursą, blitz kursą apie pinigus. Ir kaip sakiau, kas nežiūrėjote mano ankstesnių laivų, tai apie būtent tuos kūrimo etapus galite pasižiūrėti mano ankstesniuose laivuose, apie juos plačiau papasakojau. O jeigu trumpai, tai kiekvienas mūsų noras praeina 6 realizacijos etapus, tai yra užsinorėti, leisti savo, pritraukti, integruoti arba nepaleisti, manifestuoti ir jau pasikeisti. Ir kiekviena diena bus skirta būtent kiekvienam etapui. 6 etapo kaip ir nebus, nes jau 6 yra pasikeisti. Ne? Tai šiandien bus apie užsinorėti. Bet pirmiau prieš pradedant, dar noriu tokį pavyzdį gal pasakyti ne su finansiniu noru, kaip suprasti tuos etapus. Užsinorėti, pavyzdžiui, ne? Jeigu aš noriu kavos, pavyzdžiui, dabar užsinorėjau kavos. Ne vandens, ne arbatos, aš kavos užsinorėjau. Ir suvokiu, kad aš stipriai labai tos noriu kavos ir impulsą aš jau gavau, kad aš noriu. Taip? Antras etapas leisti savo, tai yra aš pradedu mąstyti. Aš šiandien kavos dar negėriau, reiškia, tai pirmas puodelis, jisai bus, pavyzdžiui, be pieno, be cukraus, tai kaip ir nepakenks man taip, ne, tai aš svarstau ir leidžiu savo. Taip, aš priimu sprendimą, kad aš noriu tos kavos ir leidžiu savo. Trečias etapas yra pritraukti, tai yra, kai aš jau turiu daryti tam tikrus veiksmus. Tai yra, aš turiu atsistoti, nueiti į virtuvę, pasiimti puodelį, ten, jeigu aparatas yra, paspausti aparato kniptuką, ne, pasidaryti kavos. Aš turiu daryti tam tikrus veiksmus, kad pritraukti tą kavą į savo gyvenimą, ne, jeigu taip grubiai sakyti. 4 etapas tai yra integruoti, nepaleisti. Tai yra neišlaistyti kavos. Kai aš ją pasidariau, aš ją turiu
aš jos neišlaistau. Ne? Tai va čia yra integruoti ir išlaikyti tą kavą su savimi. 5. etapas tai yra manifestuoti. Tai yra aš jau gurkšteliu kavos. Taip? Aš jau padarau tą gurkšnį. Ir 6. pasikeisti tai yra toks etapas, kai aš esu tampu žmogumi, kuris jau, kaip sakau, išgėręs kavos yra. Tai bet koks mūsų noras ir tikslas būna praeina šituos etapus ir kai kuriuose etapuose mes užstringame. Kai kas žaidime mes žaidžiam būtent su finansiniu savo užklausa, žaidimas parodo, kuriame etape aš esu užstrigusi. Jeigu aš užstrigusi etape priimti, reiškia, man ten yra kažkokie tai blokai, tai gali būti, kaip ir sakau, tos įsitikinimai, antrinės naudos, gali būti kažkokios traumos, kiti blokai, tada juos reikia pradirbti. Tai būtent, kai aš žinau, kur yra blokas, aš jį pradirbu ir aš pereinu jau kitus etapus. Paskui, aišku, gali būti ir kitame etape kažkoks užstrigimas, bet aš jau žinau, kur eiti ir ką daryti. Gerai? Tai pagal šios etapus iš tikrųjų galima pasiekti bet kokį jūsų norą ir su kiekvienu noru jūs esate, aišku, skirtingose tose lygiuose. Gerai, tai šiandien pirma mūsų diena. Pirmas tas realizacijos etapas tai yra užsinorėti. Gal skambės ir kvailai, bet daugelis žmonių nenori norėti. Kodėl? Dėl to, kad tai gal reikės išeiti iš komforto zonos, pradėti kažką daryti, jeigu aš noriu to tikslo pasiekti, ne? Visokių prisigalvoja dalykų, kad geriau aš pasiliksiu taip ir nieko nedarysiu. Ir iš tikrųjų dėl to yra keletą priežasčių, dėl ko žmonės nenori daryti. Nenori norėti, tiksliau nedaryti. Norėti, nes pirmas etapas yra užsinorėti. Taigi, kokios tai priežastys? Pirma priežastis tai yra sužeistas vidinis vaikas. Kai labai ankstyvoje jau vaikystėje, netgi nuo 1 mėnesio iki 1,5 metų, nėra patenkinami tie esminiai kūdikio poreikiai. Mama nesupranta, ko vaikas nori. Tai nesakau nei blogai, nei gerai. Tiesiog faktas, ne? Ir kūdikė vaike susiformuoja toks dalykas, kad mano norai nepatenkinami, tai ką man apskritai norėti. Ir tas vidinis vaikas yra sužeistas ir svarbu taip vadinamą tą vidinę traumą pradirbti. Šiandien mes tų traumų nedirbsi, nes tai yra giluminiai dalykai, aš su jom dirbu jau būtent, mes dirbame, kas ateina į kas žaidimą transformacinį, tai ten jau dirbame. Ir ten būtent yra tokia dalis, tai yra vidinė dalis, kuri atsakinga už realizaciją, už tikslo realizaciją. Ir ten, kai mes pamatome, kad ten yra trauma, mes tai pradirbame, nes tada nenori ta dalis eiti ir siekti. Antra priežastis tai yra, kai nėra kontakto su vidinėmis vertybėmis. Kodėl? Nes bet kuris mūsų noras yra patenkinamas, bet kuris. Tik tai jisai gali patenkinamas būti, realizuotis kaip noriu arba iškreiptai. Ir aišku, dažnai tai būna ir tada žmonės sako, mano nesirealizuoja, nes nepasiekiu aš to tikslo, nors jisai visiškai galėjo būti pasiektas iškreiptai. Kaip suprast? Pavyzdys. Pavyzdžiui, moteris nori ištekėti, susirasti vyrą. Jai vyras reikalingas tam, kad jinai jaustųsi saugi. Jos poreikis, jo ta vertybė yra saugumas, poreikis jaustis saugiai. Bet jinai tą poreikį patenkina iškreiptai. Tai yra pas ją yra butas su šarvuotom durim, signalizacija, dažnai neišeina iš namų, sakykime, dar kažkas. Jinai patenkina tą vidinę vertybę saugumo ir automatiškai tada, jau kaip ir patenkinta vertybė, nesusiranda vyro, kurio jinai nori dėl saugumo. Tai mes dažnai savo negirdime, nematome turbūt tų vertybių, nesusijam tiksliau vertybių su savo noru ir dėl to būna nepasiekiami norai. Nes labai yra svarbu iš tikrųjų, kad mūsų norė, kai mes netgi tikslus rašomės, jame būtų nors 3-4 vertybės. Nes kai jos yra, tikslas ir noras pasiekiamas greičiau ir efektyviau. Nes jeigu, pavyzdžiui, mano dabar šiuo metu vertybių sąraše nėra sveikatos,
nu tai aš neisiu pas gydytoją, pas dantistą, nebent man jau ten kažką labai skaudės, ne? Man nesvarbu dabar yra ir aš neisiu ir nedarysiu. Tai vat yra labai svarbu, rašant savo tikslus, iš tikrųjų ir parašyti vertybės. Kokios jos yra ir ar jos gyvena mano tam tiksle ir nori. Ir šiandien aš, nes giliai nepradirbinėsim vertybių, bet duosiu tokią sutrumpintą techniką namų darbui, ne, kur jūs galėsite išsikelti, susirašyti vertybės ir pasižiūrėti. Nes būtent kai mes pasirašysim tas vertybės, susiesim su savo tikslu finansiniu, taip, mes lengviau pradėsim tai daryti, ne, pastiprins pajautimą tos vertybės ir pastiprins tą norą daryti ir veikti. Nes esmė pirmo etapo užsinorėti yra užsinorėti ir įgauti impulsą veikti. Dar nedaryti, bet įgauti tą impulsą, kad aš noriu, ne, kaip ir su kava. Aš noriu tos kavos ir aš darysiu visus žingsnius, kad tik tai to pasiekti. Ir trečia priežastis, dėl ko dažnai žmonės neužsinori, tai yra tokia idėja tarsi, kad noras yra nerealus ir visiškai nepasiekiamas. Jeigu jau atsiranda kažkoks, tai gal jau ir realus pasidaro, bet tada reikia labai įdėti daug pastangų ir sako, geriau nesieksiu to. Tai vat tas užsinorėti iš tikrųjų yra labai svarbus pradėti siekti tikslo. Kad tai būtų ir dar visų pirma mano tikslas, mano noras, ne, o kad ne kažkieno tai primestas. Ir šiandien aš duosiu jums 3 technikas ir viena iš jų tai bus tam, kad tiksliau siūlysiu daryti ją ne tik šiandien, kai kurios bus tik tai šiandien, o vieną siūlysiu daryti visą savaitę, arba tiksliau netgi geriausia yra 3-4 savaitės, todėl kad pastebėti tuos pasikeitimus. Nes iš tikro reikia pratimą daryti atitinkamą laiką, kad mes pajustumėm rezultatą. Ir tas pratimas bus skirtas tam, kad suvokti savo noro realistiškumą. Kad supratai, aš noriu šito noro, jis realistiškas ir aš taip eisiu ir darysiu. Gerai? Tai aš tai siūlysiu iš tikrųjų labai pasiruošti kažkokią tai užrašų knygelę. Ar nežinau, kad ir lapus, pasimti tušinuką. Jeigu dabar jūs tik tai klausote, tai paskui galėsite, aišku, įrašą paklausyti ir atlikti. Nes, kaip ir sakiau, aš jums duosiu instrumentus, o jau jūsų atsakomybė, ką jūs su tuo darysite. Taip, pastebiu, kad dažnai žmonės užsinori to, ko nori ir kiti, todėl paskui kenčia ir blaškosi jo siekdami. Tikrai taip, nes mus labai įtakoja sociumas ir mes pradedam siekti ne savo tikslų. Pirmiausia, iš tikrųjų reikia įsitikinti, tiksliau pajausti, kad tai yra mano noras, o ne kažkieno tai primestas. Nes gali primesti ir tėvai, ir draugai, ir sociumas, nes pas kaimynę raudoną mašiną, aš irgi noriu raudonos mašinos. Ar aš tikrai noriu raudonos mašinos? Nu, turbūt, kad nenoriu. Ar aš noriu džipą? Ne, aš galbūt noriu paprastesnės, bet visi turi ir aš noriu, ne? Tai negirdim savęs, žiūrim, ką kiti turi ir paskui, kai pasiekėm tą tikslą, kažkokio džiugesio nėra, kažkokios laimės nėra, ne? Nes tai ne mano noras yra. Tai tas tai tikrai yra pas dažnai. Bet kai mes pradedam girdėti save, susijam tai su vertybėmis, tas tikslas ir džiugina jį siekti ir tiesiog kaifuojam, kai jį pasiekim. Gerai, tai tada pradėsim judėti. Pirmas pratimas. Taigi, ką mes dabar darysime, tai kiekvienas iš jūsų dabar nustatys savo gebėjimą priimti pinigus dabar. Mes nusistatysim šiandien tą sumą, su kuria jūs per visą šitą kursą eisite. Ne? Kokią sumą jūs norite uždirbti per mėnesį, kokias pajamas jūs norite gauti per mėnesį. Gerai. Ir tam, kad galėtume suformuluoti tą savo finansinį tikslą, suvokiant, kiek šiuo metu jūs gebate tai priimti, tų pinigų. Nes kartais aš, pavyzdžiui, galiu užsinorėti, noriu, nežinau, per mėnesį 10 000, o iš tikro aš nesugebėsiu kol kas to padaryti. Tiesiog pajausti realistišką sumą, kuri yra
mano pasąmonė iš tikrųjų primtina, nes kitai bus labai didelis pasipriešinimas ir jūs tikrai neįdarysit nieko ir nesieksit. Nes pirmiausia, reikia pradėti mažai žingsniukais po truputį siekti tai, ko jūs norite. Taigi, kad tikslas būtų realus ir realus jį pasiekti, tam svarbu suprasti, koks yra mano gebėjimas dabar priimti pinigus. Kokią sumą aš dabar galiu priimti. Nes protas gali sakyti ir norai, fantazijos, aš noriu tokios ir tokios sumos. Iš tikrųjų, tiesiog kūnas ir psichika negali kol kas to priimti ir labai tai yra svarbu suvokti. Ir va tas pratimas, kurį darysite, siūlau daryti, ne 4 savaitės, kad mes priimtume imlumas tos sumos, kurią nori. Gerai, taigi pradėsim. Pirmiausia taip, atsisėskite tiesiai, kad nugara būtų tiesi. Jeigu sėdite prie stalo, tai tiesiog galite atsiremti, kad stalas būtų atsirėmęs į saulės rezginį. Jeigu nėra stalo arba jis žemiau ar aukščiau, nežinau pas ką kaip, tiesiog įsivaizduokite, kad nuo jūsų saulės rezginio taip, į priekį eina platus arba stalas arba kažkokia tai plokštuma. Galite netgi užsimerkti, netgi siūlau užsimerkti. Tiesiog įsivaizduokite, kad sėdi tiesiai ir nuo jūsų saulės rezginio eina tokia plokštuma. Eina į priekį, neina į šonus, neina atgal, neina ratu kažkokiu tai. Eina į priekį kaip kažkoks tai kelias. Jis gali ir platus būti. Jis gali nueiti taip toli, kad jūs nematyti, tik įsivaizduoti. Tiesiog pajauskite nuo saulės rezginio einantį tą plokštumą. Dabar išsirinkite valiutą, kurią jūs mastote, nes būna žmonės, pavyzdžiui, kur gyvena, gali būti doleriai, gali būti eurai, gali būti svarai, galbūt rubliai, ne? Tai tiesiog išsirinkite tą sumą, aišku, dauguma galbūt būsi čia ir eurais, bet vis tiek pasirinkite tai, kokia valiuta jūs mastote. Ir dabar įsivaizduokite, kad ant tos plokštumos kažkur tai priekyje jūsų nukrenta, nusėda tarsi, ne, 500 eurų. Pradėsim nuo 500. Ir tai suma, kurią jūs gaunate per mėnesį. Tai yra pajamos per mėnesį. Ir atkreipkite dėmesį, kur tie pinigai nukrenta, kokiu atstumu nuo jūsų. Atkreipkite dėmesį, kokia ta krūvelė, iš kokių banknotų, ne, kokių kupiūrų. Ir jei nukrenta, tada atkreipkite dėmesį, kur nusėda 1000 eurų. Tai yra 1000 eurų, kuriuos jūs gaunate per mėnesį. Tai jūsų pajamos yra per mėnesį. Irgi įsivaizduokite, kokiom kupiūrom. Tai var 20 ar po 100, o gal po 50, ne, kokio storio, kaip jinai atrodo, kokio atstumu nuo jūsų. Sekanti suma 2000 per mėnesį. Tuomet 5000. Galite ir dar 10 000, ne? Iš tikrųjų, paskui, kas norėsite, galėsite padaryti tai lėčiau. Tiesiog ir įsijungsite įrašą. Ir paskui ką, tas, pavyzdžiui, 10 000 atrodys visai šalia ir bus matomi, pas kitus kažkur tolumoje, kiti gali visai nematyti. Tai pas visus yra skirtingi. Ir tas sumas, iš tikrųjų, jeigu jūs darysite paskui savarankiškai, dar pabandysite šitą pratimą, galite ir dar didinti sumas, galite ir 50 000, ir 100 000. Tiesiog, aš nežinau, kiekvieno jūsų, kaip sakau, finansinio lygio dabar, tai padarėm iki 10 000 per mėnesį pajamos. Ir kiekviena ta krūvelė nukrito skirtingo atstumu nuo jūsų. Pažiūrėkite, kokiu atstumu nukrito.
Galite dabar galite užsimerkusios būti, galite atsimerkti. Ir tai, kas yra ištiestos rankos atstumu nuo jūsų, taip, tai yra pasiekiama artimiausius 6 mėnesius. Aišku, tam reikia įdėti pastangų ir nuiminėjant blokus, reikia dirbti. Viską, kas yra ištiestos rankos atstumu, bet reikia truputį taip pasistengti, tiesiog, truputį užgriebti, pasilenkti. Nepilnai, bet, toks truputį ištiesti ranką. Tai yra tai pasiekiama per 12 mėnesių. Aišku, irgi dirbant ir nuiminėjant blokus. Ir viskas, kas yra 2-3 metrus, iki 5 metrų, tai ką pasąmonė laiko jums realia suma iš tikrųjų. Tai yra pasiekiama suma, tik aišku reikės irgi daugiau laiko, daugiau pastangų ir daugiau darbo dirbant nuiminėjant blokus. Bet pasąmonė tai suvokia kaip realia suma jum. O viskas, kas jau yra daugiau negu už 10 metrų nuo jūsų, tai pasąmonė laiko nerealiu kol kas jum. Aišku, dirbant su savim ir nuiminėjant blokus ir išeinant vis į kitą finansinį lygį, tas dalykas gali keistis. Bet šiuo metu jūsų pasąmonė, kas yra toliau negu už 10 metrų, laiko jum nerealia suma. Ir aš jums pasiūlysiu žaisti, dabar iš tikrųjų nežaisti, mes paskui išsirinksim su kito pratimo pagalba irgi, kurią sumą žaisti, bet tiesiog ant popieriaus lapo, dabar irgi galite vėl užsimerkti ir pažiūrėti, kokia suma pas jūs. Pirma suma yra ištiestos rankos atstumu, taip, kokia suma yra, truputį reikia pasistengti ir kur yra taip 2-3 metrų atstumu nuo jūsų. Tai yra 3 sumos, išsirašote 3 sumas, kurios yra būtent nuo jūsų. Ir mes paskui pasižiūrėsim, su kuria suma jum yra palankiausia dabar dirbti. Kad būtų kuo mažesnis pasipriešinimas. Iš tikrųjų pasipriešinimas gali būti didelis, o gali būti ir nelabai. Tai išsirašote tas sumas ant popieriaus lapo. Ir dabar, kur tą dalyką pasakysiu tokį pratimą, tai, kaip ir minėjau, darote ne savaitę, o 3-4 savaitės siūlysiu daryti, taip, pastoviai. Ir tai galite daryti būtent su tom sumomis, su tomis 3 sumomis, bet jau paskui, kai mes išsigryninsim, kuria suma, jūs eisite per visą šitą kursą. Tai galite ir dabar pabandyti, jeigu norite, o galėsite ir vėliau. Tiesiog užmerkite akis ir įsivaizduojate, kad rankose laikote tą pirmą pinigų sumą. Koks pojūtis? Gal kažkoks kvapas yra, galbūt garsas ar jausmai, tiesiog ką jūs jaučiate. Ir tą ranką su pinigais jūs artinate prie savęs iš lėto ir artinate prie saulės rezginio būtent. Ir su kvėpimu, tarsi, kai jūs darote įkvėpimą, jūs tą sumą įkvėpėt į saulės rezginį, su iškvėpimu paskirstote po visą kūną. Taip darote paskui su antra suma ir su trečia suma. Ir tai darote su kiekviena suma tol, kol atsiranda toks... Iš tikrųjų daro tol, kol ta suma, kuri buvo toliausiai, trečia suma, 2-3 metrai nuo jūsų, vis tampa arčiau ir jinai vos ne paskui patampa ištiestos rankos atstumu. Jūs vis labiau ją priartinate prie savęs. Tik aišku, tai reikia daryti, kaip sakau, minimum mėnesį. Tai šitą pratimą darote kiekvieną dieną. Po vieną kartą, ne vieną sumą įsidėjot, įkvėpėt, paskirstot po visą kūną, pajaučiat, kas vyksta. Antrą sumą ir trečią sumą. Viskas, pratimas padarytas, tada galite jau kitą dieną daryti. Tai čia yra toks pirmas pratimas, kuris padeda išsiaiškinti, kuris pasąmoniai, ta suma pasąmoniai yra realistiška
ir kurią galima pasiekti, o ne tą įsivaizduojamą, kuri šiaip protas sugalvoja, nes aš noriu, galbūt draugė uždirba tiek ir aš noriu tiek uždirbti, ne? Arba ten aplinkui visi tiek uždirba ir aš noriu uždirbti. Pirmiausia, uždirbkim tiek yra mums realistiška, kiek mūsų kuriai sumai mūsų pasaulyje nesipriešins taip stipriai, o tada jau, kaip sakant, siekti ir daugiau. Tai va, šiandien pirmas pratimas. Dabar antras pratimas. Šitą pratimą galite iš tikrųjų vėliau padaryti, nes reikės laiko. Galite ir dabar, klausantis, tiesiog pabandyti. Aš labai mėgstu šitą tokį testavimą su viskuo daryti. Tai yra pas jūs 3 sumos. Taip, ta, kuri ištiestos rankos, pasistengti reikia ir 2-3 metrai. Jūs paimate 3 lapus, A4 formatų, baltus, ant jų surašti tas visas sumas. Ten, sakykime, nežinau, 1000, 4000, nežinau, 3000 ir 5000, ne? 3 sumas. Visas šitas sumas surašomas ir tada lapai yra užverčiami, sumaišomi, ne, kaip kortos ir padedama ant grindų. Ir tuo metu jūs atsistojate, nežinodami kur sumas, tiesiog ant kiekvieno lapo. Atsistojate ant kiekvieno lapo ir jaučiate, kas vyksta su jumis. Kokie kūno pojūčiai, kokios emocijos, kokios mintis yra, ne? Kokia energija gal stovint ateina. Ką jūs jaučiate tuo metu, kai stovite ant tos sumos. Jūs sumos nežinote. Tiesiog, kaip sakant, pajauskite savo kūno reakciją, savo emocijas, kas vyksta su jumis. Taip, ir taip jūs praeinate vieną lapą, antrą lapą ir trečią lapą. Ir išsirenkate tą lapą, ant kurio buvo gera stovėti. Kur kūnas gerai reagavo, emocijos teigiamos, kur daug energijos. Gali būti taip, kad kažkuriam tai lape bus kaip ir daug energijos, taip toksai pakilėjimas, bet galbūt aš maloniau pastovėčiau ant kito lapo. Tiesiog svarbiausia ne ten, kur energijos daug ir visko, bet tiesiog kur jum malonu stovėti, kur jum gera stovėti, taip, kur nėra kažkokio ir pasipriešinimo didelio. Kur yra jum komfortiška, taip, kur yra malonesnė energija. Ir kai tada padarysit, atverčiat lapus ir būtent bus ta suma, su kuria būtent dirbsime šitam trumpame blitz kurse apie pinigus. Tai yra jau tikslas jūsų. Mes pradžioj, kaip sakant, parodė pasąmonę, kurios sumos yra priimtinos jai ir kurios yra pasiekiamos. O tada jau kūno pagalba pajaučiate, su kuria suma jūs dirbsite. Nes iš tikrųjų labai yra svarbu turėti tikslą, koksai jis yra, konkretesnis. Ne? Nes jeigu, sakykime, aš laivas išplaukiu iš uosto ir nežinau, kur nuplaukti, tai aš galiu plaukoti po jūras, grįžti tą patį tašką ir sakysiu, čia yra nesąmonė, nepasiekiau nieko, ne. Kai aš žinau tašką B, aš žinau, dar paskui, aišku, suplanuoju viską ir aš žinau, kaip nuplaukti tenais. Tai mums reikia svarbiausia žinoti kryptį ir tašką, tikslą, kur aš noriu, ko aš noriu pasiekti, kur aš noriu nueiti. Ir iš tikrųjų ta suma gali būti ta pati mažiausia, ne? Nes pas jūs 3 sumos bus pati mažiausia, tiek gali būti ir pati didžiausia. Tiesiog pajauskite, kuri suma, nežiūrint, jum yra priimtiniausia, maloniausia, komfortiškiausia. Taip? Ir su ta mes tada jau dirbsime būtent kaip jūsų užklausa. Ir trečias pratimas, kurį aš duosiu dabar, tai jūs irgi galėsit padaryti namuose, ramiai, nors ir dabar gal namuose, bet po jau šitą mūsų laivo, kad 2 minutės rašote pačius svarbiausius žodžius jūsų gyvenime. Tai, kas yra jums labai svarbu. Tas vertybės, ką jūs vertinate, kas jums yra svarbu. Ir prie kiekvienos vertybės, tai kas jums svarbu, aprašote, kaip pasikeis jūsų gyvenimas, kai pasieksite to tikslo, kurį išsikėlėte. Kas pasikeis? Kai jūs pasieksite būtent tą pinigų sumą, kurią išsikėlėte kaip užklausą.
kas pasikeis ir kokias vertybės patenkins, ne, kokią vertybę. Aprašom viską ranka, nedarome kompiuteryje. Galite netgi aprašant įsivaizduoti paveikslėlius, kaip pasikeis jūsų gyvenimas. Nes, pavyzdį duosiu, jeigu jūsų vertybė yra meilė, kaip jūsų gyvenime atsiras padaugės meilės, taip, kuomet jūsų suma taps realybė. Jeigu mano ta suma taps realybė, aš turėsiu daugiau pinigų, kaip padidinsiu meilę. Tai galbūt aš nueisiu į gerą kursą ir pradirbsiu blokus susijusius su santykiais. Arba išvyksiu į kelionę su vyru, pinigų pagalba, aš išvyksiu su vyru į kelionę, kurioje mes pastiprinsime savo santykius, pabūsime kartu. Taip? Pasiekus savo finansinį tikslą, kaip mano ta vertybė užaugs, padidės, kaip aš ją pastiprinsiu. Jeigu, pavyzdžiui, vertybė yra vaikai, kaip jūsų gyvenime atsiradusi ta suma pagerins santykius, pavyzdžiui, su vaikais. Kas atsitiks? Ir kiekvieną tą vertybę taip aprašote. Ar aišku, ar yra klausimų dėl pratimų namų darbų? Tyla reiškia aišku. Jeigu neaišku, tai klauskite. Iš tikrųjų, aš prašysiu, kas padarėte tos pratimus po šito laivo, aprašyti, kas vyko su jumis, kaip jums sekėsi, nes iš tikrųjų tos, kurios aprašys ir praeis visas dienas ir atliks pratimus, aš turiu dovanėlę, kol kas nesakysiu kokią, paskelbsiu kitą savaitę, bet toks galbūt kaip paskatinimas jums, kad jūs darytumėte, nes aišku, tai yra atsakomybė jūsų, kaip sakau, bet tiesiog reikia imti ir daryti. Taigi, ką mes šiandien, aišku, matau, kad aišku, gerai. Tai ką mes šiandien, kaip sakant, padarėme, ne? Tai išsigryninome, arba, namuose padarysite, arba kas žies įrašą pasidarys vėliau, išsigryniname, kokios sumos mūsų pasąmoniai atrodo pasiekiamos. Ne tai, kad ko aš noriu, arba ko kaimynas nori, arba kaip kiti turi, ne? Ką mūsų pasąmonė laiko mum pasiekiamų šiuo momentu. Tada patikrinsite, ne, ir išsirinksite, kokia suma yra tinkama jūsų kūnui. Taip, pastovėję ant lapų. Ir trečia, išsiaiškinsite savo vidinės vertybės. Taip, ir tada surišite, kaip sakau, vertybę su savo tikslu. Nes iš tikrųjų labai yra svarbu, jeigu aš siekiu to tikslo, kas pasikeis mano gyvenime. O jeigu tai susijęs su vertybėmis, tai dar labiau paskatins. Irgi, bet aprašant, kaip pavyzdį daviau tą vertybę, ne, su vyru iškeliauju, nežinau, pas mane svajonė galbūt į Balį yra, gal ir dauguma, aš su vyru būtent noriu, ne su moterų stovyklomis, o su vyru noriu iškeliauti, pastiprinti santykius, pabūti kartu. Aš net paveiksliuką galiu, įsivaizduokit paveiksliuką, kaip viskas vyksta. Tai mūsų pasąmoniai toksai duodamas irgi ženklas, tiesiog jinai supranta, kad tai realistiška, kuo jūs giliau išgyvenate ir pajuntate. Gerai? Tai tiek turbūt šiam kartui, pirmai dienai, užsinorėti, rašykite komentarus ir kaip jums seksis. Nebūtina man rašyti sumos, tikrai man nereikia čia sumos, kurią išsigrinsit, bet tiesiog pasirinko mano ten kūnas mažiausią sumą, ne, arba didžiausią, kaip aš jaučiuosi, kas vyko su manimi, kai aš rašiau vertybės ir taip toliau. Tiesiog kaip jūs tą užsinorėti, uždegėt, nes mūsų tikslas būtent šitam punkte užsinorėti yra įjungti impulsą, kad taip aš noriu to siekti tikslo. Gerai? Tai tiek šiandieną, rytoj mūsų antras etapas, tai bus leisti savo, apie jį pašnekėsim ir duosiu irgi technikas.
Kas nori daugiau paklausyti apie šitos etapus, tai sakau, paieškokite laivuose, mano ankstesniuose ten buvo transformacinis žaidimas KSF pinigų ribos, aš ten kalbėjau apie būtent šituos realizacijos etapus, kad galbūt dar aiškiau būtų jum, aš nesikartojau šiandien. Tai tiek šiandien, ačiū jums prisijungusioms ir tie, kurie klausys įrašą ir sėkmės darant. Tai iki ir geros dienos visiems. Ate, ate.